Gana rezultatyves rungtynes, tie patys Vilkai 90 praleido nuo Jonavos ir galvoju, kad komandos gali mesti ir apie 170 taškų. Vilkų triumfas po įnirtingos kovos maždaug 5-7 taškais. Panevėžiečiai ant bangos. Jie nukalė Vilniaus Vilkus Lietuvos krepšinio lygoje. Spėju, kad bus labai lygios rungtynės, bet aš esu panevėžietis, todėl optimistas. Panevėžiečių pergalė per plauką 2-3 taškelių. Deja, šį kartą nebūsiu optimistas. Barcelonos pergalė po įnirtingos kovos maždaug 5 taškais. Žalgiris, aišku, turėjo savo kozirių, matom, kad ir tas pats Sirvydis atrodo solidžiai sezono pradžioje, bet kas gali iššauti, neprognozuosiu kas, nes atspėti neįmanoma. Žalgirio pergalė maždaug 10 taškų persvara.